Ir vėl atėjo ta diena, tai yra kojų diena, kad ir kaip aš nenoriu, jinai vis laik ateina, negali jos išvengti. Šiandien vėl pradėsim nuo hack squatų, kaip ir sakiau, pradėsim daryti kiekvieną treniruotę heavy setą hack squatų. Ir praeitą treniruotę su 102 darėm, šiandien su 102 5. Ir šiandien turiu spoterį, galės mane pasportinti žmogus, parodys, koks yra skirtumas, kai tu pats darai ir kai jau paskui nebegali padaryti. Ir koks didelis skirtumas yra, kai spoteris yra žmogus, kuris gali tau padėti daugiau išstumti extra reps. Tai va, šiandien apšilimas, tai nežinau, labai sunkiai jaučiasi. Tai gal ne pati geriausia, ne pati intensyviausia ir ne pati labiausiai heavy treniruotė bus kojų, bet vis tiek. Bet kokia treniruotė, nesvarbu, kiek jinai lieva, jinai yra geresnė negu ta, kurią praleidai, kurios visiškai nebuvo. Tai, bandysim. Bandysim maksimaliai, vis tiek reikia, viskas va čia yra. Viskas va čia, galvoju, reikia sukaupti. O čia va geras setas. Ir skirtumas, kai spoterį turi. Biškis per daug padėjo. Bet jo, spoteriai pas mane dažniausiai skundžias, kad sunku į mane spotinti. Vis dar tai dažniausiai spotinti, iš tikrųjų, nepanėtų yra. Aš sportininkas, aš daug kas spotinu iš savų, tai ten, žinai, suprantama. O pas tave atrodo, žinai, jau viskas tu, o jis dar paskui dar 5-6 padaro, tai jau galvoju viskas, jau baigėsi. Taip vis laik reikia. Galvoju viskas. Dar ekstra 5 tikrai gali. Nieko, spotinti tave pasako. Dėkui. Gal lengvai jautės tas hack squatų setas. Nežinau, gal čia spoteris per daug padėjo, gal iš tikrųjų buvo per lengva. Bet dabar vėl tą patį darysim super setas, leg extension, kilos represo. Iškart 3-5 dėsim represo. Ir čia, tai nežinau, jau nėra kur aukti toliau. Jau, nežinau, reikės gal, tikrai ne 100%. Daryti su viena koja, po vieną koją, bet aš tikrai nelabai mėgėjęs po vieną koją, po vieną ranką daryti. Geriau iš karto 2 paėmė, atpisi pilnai, viso. Ir pabaiga. Buvo viskas va čia, reikėjo susikaupti. Ir svoris gan paprastas buvo, gan lengvas. Gan lengvai tie hack squatai jautėsi. Ir tikrai geras dalykas, kai spoterį turi. Tai nežinau, jeigu turi galimybę pasiimti spoterį, tikrai 100% tai ir daryk. Nes vienam yra sunkiau. Yra net ta metafora tokia su bulgariškais arkliais, kad vienas arklys gali patempti 10 štukų tonų, o dviese tokie patys arkliai gali 5 štukės tonų patempti. Čia, vos ne dvigubai daugiau. Tai turėtų pagal matematiką 2 štukų. Tai dviese tikrai yra daug paprasčiau viską gyvenime daryti. Pačialkiai tai tikrai spoteris yra vos ne vienas iš būtiniausių dalykų čia, kuris tave pastumės labai į priekį. Labai tavo progresą pastumės. Jisai ir ne tai, kad tau tik padės asmeniškai progresuoti. Jis tau padės ir psichologiškai, jeigu geras spoteris. Jis tave motyvuos stumti daugiau, stumti save toliau, stipriau, siekti geriau.
Tai tau dar net padės šitą daryti. Ne tik, kad ir motyvuos, bet ir padės fiziškai. Tai spoteris yra aфиgenas dalykas. Sakau, susirask, jeigu gali, pabandyk pričiešinti draugelį, jeigu kokį gali, kad jisai kartu su tavim staliai, tai vienam bus linksmiau dviese. Ir tu būsi ne vienas ir dviese bus lengviau progresuoti. Tikrai geras setas. Apšia jautės, kad lyg pėliai į kojas varytų. Visa, lekurlai. O dabar va, pasidarom. Mikrofoną šį kartą nesidėsim ant plaukų. Noriu savo Sigma haircutą sugadint. Ir vis tiek nieko nekalbu, kai darau setą. Visi lekurlus baigiam. Ir lekurlai irgi toks dalykas su hamstringais. Nežinau, ar sakiau, kažkaip dar nesakiau. Bet hamstringai yra, nesu 100% įsitikinęs, bet mažiausia dalis kojose, bijau sumeluot, bet marose čia yra mažiausia dalis kojose, hamstringai būtent. Ir jie dažnai, taip panašiai kaip priekinis petis pas tave. Tai jie labai daug gauna stimulo. Tiesiog netiesiogiai jie gauna daug stimulo. Darai skvotsus, darai leg press, tada darai deadliftus, nežinau, darai, jeigu kokius bent overausus darai, tiesiog pasiėmė štangą, nugarą, jie vis tiek veikia. Tu jos netiesiogiai daug dirbi, jie gauna daug, pakankamai to stimulo gauna. Tai jeigu irgi tas pats kaip su priekiniu pečiu, irgi netiesiogiai gauna irgi daug stimulo. Tai nėra būtina labai stipriai fokusuotis ant tų hamstringų. Aišku, jas gerai karts nuo karto padaryti. Jeigu tau gerai jaučiasi, tikrai daryk, bet jeigu nelabai matai tą progresą, tai
jeigu visi daro jį, tą pratimą būtent, kad va, tos lekurlus, jeigu tradiciškai yra daromi hamstringai būtinai kojų dienoj, nereiškia, kad tu būtinai irgi turi daryti lekurlus. Jeigu, nežinau, tu dafiga deadliftų darai, daug skvotinį, tau nebūtina tų lekurlų daryti. Vien tik dėl to, kad tu netiesiogiai gan daug ir pakankamai stimulo duodi savo hamstringam. Aišku, dar labai svarbu žiūrėti ir mokėti pajaust, kaip tu jauti. Jeigu tu tikrai jauti, kad jie vapšė jau išfrainti, visiškai išdeginti, kam tau juos dar daryti? Tu jau jie viskas, jie done. Bet jeigu jauti, kad dar nori juos padaryti ir dar juos gali padaryti, padaryk ir paskui žiūrėk pagal rezultatus, kurie tau atneš. Jeigu progresuoja už tai, ką darai, tai daryk toliau. Jeigu nematai progreso ir galvoji, kaip čia, kad koks laiko švaistimas, biškai paanalizuok, gal ne taip darai, bet jeigu intensyvumas, tavo poilsio laikas užtenkamas, mityba, viskas gerai, tada kam tu darai? Čia nėra toks dalykas, kad kačialka, kad tu turi, kas daugiau padarys, tuo daugiau ir gausi. Ne, taip nėra. Čia yra, turi su fokusu, intensyviai, tiesiog tiesiai, kaip kulka. Kaip kulka turi paimti ir pataikyti tiesiai taikinį, o ne šaudyti bet kur, kuo daugiau, kiek gali. Ne, turi taikliai padaryti, tą, į ką tu atėjai padaryti, tą ateini ir pasidarai. Čia nemažai užsikalbėjom, dabar mažiau kalbų, daugiau darbų. Reikrus damušam ir ir dan. Esse é o DJ Vladica, é o brabo da putaria. Esse é o DJ Maru da Chi, é o brabo da putaria. Anksčiau baisiai nemėgau ikrų daryti, bet šiaip tai su laiku labiau patinka. Viena iš mėgstamiausių dabar raumenų grupių, būtent, kad daryties. Visi dabar apsitvarkom ir viskas. Kojas šiandien baigtos ir jos vėl lauks kokią savaitę, po savaitės vėl bus kojos, kad ir kaip to nenori. Nu šiandien viskas, ačiū, kad žiūrėjai.